Druskininkai vienas populiariausių kurortinių miestų Lietuvoje, traukiantis lankytojus ne tik gražiai sutvarkytą aplinką bei parkais, bet ir žinoma kviečiantis paslidinėti uždarame slidinėjimo komplekse, pasiturkšti vandens parke, išbandyti gausias spa pramogas bei sveikatingumo programas tiek sanatorijose, tiek prabangiuose viešbučiuose. Ir nors pačiame Druskininkų centre riedėti trinkelėmis grįstais šaligatviais nėra itin patogu, 2023 m. rugpjūčio 1 savaitgalį į miestą sugužėjo ratuotais batais ir gera nuotaika pasipuošę riedėjimo entuziastai iš visos Lietuvos. Riedučiai suteikia sparnų! Penktadienio vakaras pasitiko lengvų pasivažinėjimų Druskininkų priemiesčiais ir dailiai vakarėjančios saulės nušviestais parkų takais. Nuotaiką bei energiją palaikė ne tik gražūs vaizdai, bet ir geras bytas. Šeštadienis, kaip jau įprasta, buvo skirtas įgūdžių gerinimui ir rimtam darbui. Vienas geriausių būdų tobulinti koordinaciją ir riedučių kontrolę – tai vingiavimas tarp kūgelių. Kad ir koks geras riedutininkas besijaustum, slalomas padeda atrasti sričių, su kuriomis dar tikrai reikėtų padirbėti. Linksmybės skateparke irgi dažnu atveju priverčia suabejoti savo gebėjimais. Taipogi tai puikia vieta, padedanti peržengti savo baimių ribas. Taip, gerai, taip ir stop, tavo nuo pusė. Nebijok, tas važiuojam tenais. Na, o hokis visada kupinas azarto, kovos ir teigiamų emocijų. Tradiciniu jau tapęs popietinis workshopas šiemet pasitiko netikėtomis naujovėmis. Turime ypač egzotinį bananinį vyną ir jeigu norite, į maišiuką galiu specialios pastos, kur pasieksite tą minimą saulės greitį. Jei riedučių slalomas, rampos ir hokis atrodo juokų darbas, siūlyčiau pabandyti šokius. Tai netikėtai, neįtikėtinai smagus užsiėmimas. Quad riedučių virtuozė Vaiva šiemet visus užkūrė ir pašokdino šokių pamokoje taip, kad beliko tik kepti mėsytę, ragauti vyną ir diskutuoti apie visų taip išsvajotą ir dar niekur negirdėtą saulės greitį. Žinoma, smagiausia stovyklos dalis tai orientacinės varžybos, kuriuose pilna ne tik įtampos, azarto ir nuožmios kovos, bet ir begalinio atradimo džiaugsmo. Kiek laimės veiduose, dieve, ką ten tokio radot? Limituota žvejyba. Viską radot? Iš pažiūros lengvas pasivažinėjimas ir objektų paieška nėra jau toks paprastai išgliaudomas riešutėlis. Nebesiseka rasti.
Bet didžiulės pastangos visuomet apdovanoja netikėtais rezultatais. Šaunuoliai, nu, klausykit. Pirma komanda tai Renato komanda. Užėmė pirmą vietą.